Sveiki vaikai! Ar pieštukai jau padrožti, o juodraščiai ar jau nupiešti? O gal jūs vis dar nežinote, kas čia vyksta? Juk grįžo Baltikum ir Cartoon Network piešinių konkursas. Jau visą savaitę vaikai gali dalyvauti konkurse, skelbti savo piešinius Baltikum interneto svetainėje ir rinkti balsus. O dalyvauti šiais metais tikrai verta. Konkurso prizų fonde net 2 planšetiniai kompiuteriai, dviratis, paspirtukas, Lego rinkiniai, smagios kuprinės ir daug įvairių malonių smulkmenų. Kas, kam ir už ką sužinosite apsilankę svetainėje baltikum.lt. Šių metų piešinių konkurso tema – Aš Cartoon Network šalyje. Įsivaizduok, kad staiga atsibudai Cartoon Network šalyje. Nupiešk save joje. Papasakok mums, kaip tu tenai patekai, su kuo susitikai ir kągi tu tenai pamatei. Pritrūkę idėjų ar pamiršę, kokie herojai gyvena Cartoon Network pasaulyje, įsijunkite televizorių. Konkurso partneris vaikų animacinių filmų programa Cartoon Network įtrauks į nesibaigiančius nuotykius ir linksmybės, o išradingų veikėjų šioje programoje netrūksta visą dieną. Tačiau nepamirškite televizorių žiūrėti atsakingai, o pagavę įkvėpimą tuoj pat sėskite piešti. Savo nupieštus darbelius nufotografuokite arba nuskaitykite skaitytuvu, užregistruokite Baltikum interneto svetainėje, o tada rinkite balsus ar balsuokite už labiausiai patikusius dalyvius. Visus suaugusius kviečiame padėti mažiesiems kūrėjams paskelbti darbelius interneto svetainėje. Jau kitą savaitę sužinosime, kurie 2 pirmieji dalyviai surinko daugiausia balsų per pirmą dalyvavimo savaitę. Ir jiems padovanosime štai šiuos Cartoon Network dovanų rinkinius. Tad jeigu dar kol kas nespėjai nupiešti savo svajonės, paskubėk ir tai padaryk dabar. Tad svajok, piešk ir laimėk su Baltikum ir Cartoon Network.